kol esi silpnas, kol nieko nesupranti, pažinimo trūkumas. Taip, ateina šunys, kandžioja tavo kojas, kandžioja, įkanda, įdrėskė. Bet viešpats niekada nenori, kad tu pasiliktum tam laikotarpiu. Jis nori, kad tu pakeltum kaip erelis, kurio niekas negali pasiekti, joks priešas. Viešpats nori visus mus pakelti kaip erelius. Kad mes žiūrėtumėm iš jo akių, iš jo žvilgsnio žiūrėtumėm. Tas pasaulis pasidaro toks mažas. Kiek iš jūsų skridot lėktuvu ir žvelgiate į apačią, labai maža viskas. Todėl ir tos problemos pasidaro tokios mažos, net nematomos. Kuo aukščiau eini su Kristumi, kuo skrendi aukščiau, kuo labiau su juo išgyveni ir būni, viskas nublanksta. Tos problemos nublanksta, viskas mažėja, iki tol, kol net nematai. Tai viešpats nori vesti. Jeigu tu šiandien išgyveni, kad tau vis kanda kažkas, tau vis kažkas įbrėžė, tau kažkas žaizdą padarė, kilk aukščiau, kur negalėtų priešas tavęs pasiekti. Kur negalėtų jis tavęs pasiekti. Kur negalėtų nubrėžti, nugramdyti, žaizdą padaryti. Kilk ten, kur priešas negalėtų pasiekti tavęs. Nie tavo širdies, nie tavo minčių, nieko. Yra ta vieta saugi Kristuje. Yra ta vieta, kur tu esi absoliučiai saugus Kristuje, kur negali velnias prie tavęs prisiliesti.